Labadiena gerbėmieji ponai ir ponios. Šiandien mes apžvelgsime jau praktiškai legenda tapusią prekybos sistemą, kuri vadinasi Sonic Air System. Sistema yra labai įdomi, iki šiol tūkstančiai traderių su jie sėkmingai dirba visame pasaulyje. Prekybos sistemos pavadinimas yra susijęs su kompiuterinio žaidimo herojumi ežiuku Sonicu ir Forex pasaulyje atsirado 2008 metais populiariausiame Forex prekybos forume Forex Factory. Tai daugiausiai lankomas forumas anglų kalba apie Forex prekybą ir nuo tada, kai sistema buvo sukurta, ji daugybę kartų buvo tobulinama. Tarkime, iš pradžių buvo naudojama nemažai indikatorių, osciliatorių, vėliau jų buvo atsisakoma ir sistema buvo tobulinama atmetimo principų, ne pridėjimų kažko, o atmetimo. Tai yra buvo stengiamasi palikti tik tai, kas iš tikrųjų yra būtina sistemai. Žodžiu, liko pati idėja, nes pasitvirtino tas faktas, kad indikatorių kiekis negarantuoja signalo tikslumo. Pavyzdžiui, daug kas galvoja, kad kuo didesnis yra indikatorių kiekis prekybos sistemoje, tuo geresnis gaunasi filtras signalam filtruoti. Bet tai nėra tiesa, bent jau Forex prekyboje. Bet kuris indikatorius, koks jis geras bebūtų, remiasi buvusios kainos duomenimis ir nieko daugiau. Todėl kaip ir šioje strategijoje, taip ir bet kurioje kitoje, geriau yra kai ką iš sistemos išmesti, negu kad pridėti. Šaka Forex Factory portale apie Sonic Air System yra labai didelė. Matome, beveik yra 4000 puslapių. Mes atkreipsime dėmesį į pagrindinius dalykus, į taisyklės, kaip naudotis ir panašiai. Kaip ir visada pradėsime nuo sistemos instaliavimo. Atsisiųstus failus išsiarchyvuojame, atsidarome terminalą MetaTrader, spaudžiame failas, spaudžiame Open Data Folder ir šioje vietoje įkeliame mūsų atsiųstus failus. Sutinkame su pakeitimais, su visko sutinkame. Terminalą išjungiame ir įjungiame iš naujo. Atsidarome euro-dolerio grafiką. Strategija skirta prekiauti pagrindinėmis valiutų poromis. Laiko intervalą nustatome M15, tai yra prekiausime 15 minučių laiko intervale. Spaudžiame dešinį pelės mygtuką ant grafiko, pasirenkame šablonai ir štai matome du šablonus, 2014 Sonic Air Black ir 2014 Sonic Air White. Tai yra baltas grafikas arba juodas, pasirinktinai. Jei norite, kad grafikas būtų tamsus, spaudžiate Black. Jei norite, kad grafikas būtų šviesus, spaudžiate White. Na, aš pasirinksiu baltą grafiką, jūs galite rinktis juodą, čia skonio reikalas, kaip kam patogiau. Ir pasiaiškinkime, ką mes čia matome. Iš pradžių indikatorius štai tokia juodos spalvos linija, tai yra 89 dienų slankusis vidurkis. Mėlyna linija tokioje žydroje storesnėje linija yra 34 dienų slankusis vidurkis. Šios linijos mums bus reikalingos pozicijos atidarimui. Toliau grafikė matome tokį tinkliuką, vertikalios punktyrinės linijos. Tai yra, jos rodo Londono sesijos pradžią, New Yorko sesijos pradžią ir Londono sesijos pabaigą. Kiekvieną prekybos dieną šios linijos persipiešia iš naujo. Ir taip pat matome nubraižytus horizontalius lygius, kurie yra pusiau skaidrus ir vienos linijos storesnės, kitos plonesnės. Tai yra apvalieji ir pusiau apvalieji kainos lygiai, kurių kiekvienas atstumas yra 25 punktai. Šie lygiai bus potencialios vietos fiksuoti pelnui. Apvaliųjų lygių logika yra ta, kad kai kaina pasiekia apvalųjį lygį, tarkime 1.06.000, tai dažnai po to seka korekcija arba kaina tiesiog pakeičia kryptį.
Na, kalbant apie plonesnės linijas, kurios žymi kainos ketvirčius, nesu tikras, kad šie lygiai būna labai stiprus. Paprastai tai labiau matyti su apvaliais lygiais, tarkim 1.05000, jeigu būtų. Taip pat mes matome tokias spalvotas horizontalias linijas, vienos yra punktyrinės, tai yra palaikymo pasipriešinimo lygiai, o nepunktyrinės linijas yra vadinamos pivot lines, arba vietos, kur kaina potencialiai gali apsisukti, tai yra pakeisti kryptį. Šios linijos taip pat, visos horizontalios linijos, mums tarnaus kaip pelno fiksavimo vietos. Tai yra, mes statysime take profitą. Prekybą rekomenduojama pradėti, kai atsidaro Londono sesija, ir prekiauti galima iki pat jos pabaigos. O pačius sandorius uždaryti galima praktiškai bet kada, jei pelno fiksavimo vieta yra toliau. O sandorio atidarimas tik Londono sesijos metu. Tarkime, jei signalas atsiranda po Londono sesijos pabaigos, mes tokį signalą tiesiog ignoruojame. Kokia yra strategijos esmė? Iš esmės, mes prekiausime pagal price action metodiką. Pagrindinė sistemos idėja yra 15 minučių intervale prekiauti pin barais, tačiau 15 minučių intervalo grafikė mes pačių pin barų neieškosime, o mes juos prekiausime tarsi jie būtų H4 arba D1 grafikė. Tačiau tų grafikų mes nežiūrėsime, o ieškosime bangos formacijos, kuri formuoja patį pin barą vėlesniuose grafikuose, tai yra H4 ir D1. Po Londono sesijos atsidarimo mes ieškosime sąlygų atidaryti sandorį. Na, o tam, kad grafikas rodytų korektišką Londono sesijos pradžią, yra būtina teisingai nustatyti laiką indikatoriuje. Kad tai padaryti, spaudžiame dešinį pelės mygtuką ant grafiko, pasirenkame indikatorių sąrašas ir einame į Sonic 4 Access Panel. Čia yra gausybė nustatymų, nieko nustatinėti papildomai nereikia, galite nebent savo nuožiūrą pabandyti, pažiūrėti, kas keičiasi. Mums reikia nustatyti laiką, o būtent nustatyti, kiek mūsų brokerio laikas skiriasi nuo laiko pagal Greenwichą. Surandame parametrą broker GMT offset ir kaip žinoti, ką čia įrašyti. Ne kartą buvo jau apie tai kalbėta, yra ir mūsų portale apie tai straipsnis, galima surasti ir mūsų puslapyje Forex prekiautojo portalas.lt straipsniuką. Įvedame į paiešką GMT offset ir štai surandame straipsnį, kaip teisingai nustatyti GMT offset. Viskas paaiškinta su paveiksliukais. Užeikite, žiūrėkite ir sužinokite, koks GMT offset yra jūsų brokerio. Na, mano atveju, kadangi RoboForex brokeris, tai yra GMT offset yra 2. Čia pažymime true ir spaudžiame OK. Taip, laiką nustatėme. Taip pat sistema turi naujienų indikatorių, kuris rodo finansinės naujienas, finansinių naujienų antraštės. Pagal nutylėjimą jis yra išjungtas. Na, jei kažkas svarbaus vyksta, kas mėgsta žinoti iš anksto, galbūt padeda šiek tiek apsisaugot nuo nelauktų judėjimų, gal anksčiau užfiksuoti turimą pelną arba tiesiog pralaukti svarbės naujienas, netikėtus judėjimus. Na ir paskutinis indikatorius, kurį matome apačioje, tai yra apimčių indikatorius. Jisai rodo judėjimo stiprumą, tai yra indikatorius rodo tikų kiekį kiekvienoje žvakėje ir jeigu
tas kiekis viršyje nustatytas apimtis, jisai nudažo tam tikrą spalva, kai kaina kyla ir kaina krenta. Tai šiuo atveju raudona ir purpurinė spalvos yra meškų žvakės krintančios, o žalios ir mėlynos yra bulių, tai yra kylančios žvakės. Na, reikia pasakyti, kad apimčių indikatorius atsirado visai neseniai šioje sistemoje, klasikinėje versijoje jo nebuvo visai. Ir jis yra neesminis šioje prekybos sistemoje, kadangi visiškai nesusijęs su pačia sistemos idėja ir yra grinai kaip pagalbinis filtras pamatyti, kiek stiprus yra pats judėjimas, kokios yra sukauptos apimtis. Na, su indikatoriais išsiaiškiname, dabar pasižiūrėkime, kokios yra sandorio atidarimo sąlygos. Kaip jau kalbėjome, mus domina Londono sesijos atidarimo pradžia. Tai yra ši linija, kuri vadinasi LO, London Open, ir London Close, tai yra Londono uždarimas. Tai yra mes vykdysime prekybą tik tarp šių dviejų lygių. Kiekvieną dieną, kaip kalbėjom, šios linijos persipiešia, kai atsiranda nauja diena, atsiranda ir naujos linijos. Mūsų serverio laikų Londonas, brokerio laikų Londonas susidaro 10 valandą, vadinasi kažkur tai pusę 10, 9:30 jau galima įsijungti grafiką ir pasiruošti prekybai, žiūrėti, kokia yra situacija. Taigi, žiūrime į grafiką ir ko mes ieškome. Visų pirma, žiūrime, kur yra kaina. Jei kaina yra žemiau 89 linijos, štai šios juodos slankiojo vidurkio, tai greičiausiai mes ieškosime signalų pirkimui. Pažymėtina, kad greičiausiai, tai yra turime būti pasiruošę pirkimam. Nes kaip ir kalbėjome anksčiau, mes naudosime prekiausime Pinbaro modelius, žvakės su ilgomis uodegomis, kurios formuojasi ant H4 ir D1 grafikų, nors mes į juos net nežiūrėsime. O bandysime rasti įėjimą būtent M15 minučių grafikė. Taigi, kad atsirastų geros sąlygos pirkimui, mes turėtume pamatyti prieš prasidedant Londono sesijai štai tokios bangos kombinacija. Tai yra susiformavęs lokalus minimumas, aš jį pažymėjau raidę L, tada susiformavęs naujas lokalus maksimumas, pažymėjau raidę H, tai yra high, ir toliau naujas lokalus minimumas, tai yra high-low. Tačiau naujas minimumas yra šiek tiek, na, čia beveik lygus, bet jisai turėtų būti šiek tiek aukštesnis už pirmąjį minimumą, tai yra už šitą. Po to mes laukiame, kada bus pramuštas kanalas, kuris vadinasi drakono kanalas, sudarytas iš šio žydrojo kanalo ir mėlynos linijos, taip vadinamas drakono kanalas, ir virš žvakės, kuri pramušė šį kanalą ir užsidarė, štai šioje vietoje, mes ir statome atidėtą orderį pirkimui, tai yra išstatome buy stop orderį. Pažymėtina taip pat, kad orderis turi būti aukščiau ir 89 dienų slankaus vidurkio, ir aukščiau pirkimam ir atitinkamai žemiau pardavimam. Taigi sąlygos pirkimui tai yra minimumas, lokalus maksimumas, naujas minimumas, bet aukščiau už prieš tai buvusi minimumą. Toliau pramušimas drakono kanalo linijos ir šiek tiek aukščiau žvakės, kuri pramušė kanalą, mes išstatome orderį pirkimui, atidėtą orderį, buy stop. Tokios yra bendros taisyklės. Iš pradžių gal tai atrodo lengva, bet iš tikrųjų nustatyti šios taškus, minimumą, maksimumą be praktikos nėra taip paprasta.
Todėl mes pasitengsime visą tai geriau panagrinėti. Na ir po to, kai mes įėjome į poziciją, štai kažkur čia, mes išstatome stop loss orderį, kažkur 7-8 punktais žemiau, kur yra mūsų antrasis minimumas. Štai šioje vietoje. Kodėl ne šalia minimumo, o žemiau? Todėl, kad jei kaina sugalvotų grįžti ir nupiešti, pavyzdžiui, kaip šiuo atveju tokį dvigubą dugną ir netyčia užkabintų mūsų stopą, todėl kažkur 7-8 punktais žemiau mes išstatome mūsų stopą. Pažymėsime vietą, kur mes įėjome. Štai raudonų paukščiukų. Štai kažkur tai šioje vietoje tegul bus. Ir po to, kai mes įėjome į poziciją, mes išstatome stopą štai čia. Ir dabar nustatysime mūsų pelno tikslus. Tai yra, kur bus mūsų take profitas. Kuo mes naudosimės. Mes naudosimės visomis šiomis linijomis, kurias matome grafikė, horizontaliomis linijomis. Ir šiuo atveju, jeigu mes įėjome štai šioje vietoje, mes žiūrime, kokia linija yra artimiausia ir koks yra iki jos atstumas. Be abejo, jeigu artimiausia linija yra per daug, ar tai pavyzdžiui 5 arba 10 punktų, tai savaime aišku, kad tai yra per mažai ir mes tada žiūrėsime, kokia yra antroji artimiausia linija kaip potencialus tikslas. Taigi šioje situacijoje žiūrime, kad iki artimiausios linijos, artimiausia linija štai tokia pusiau skaidri storesnė. Ji yra, matome, apvalus lygis 1.06000. Tai yra apvalusis lygis ir matome, kad nuo mūsų pozicijos iki jos yra apie 20 punktų. Visai tenkintina, normalu, įmame šią liniją kaip tikslą ir šioje vietoje išstatome ant šios linijos mūsų take profit orderį. Ir matome, kad šis tikslas buvo be problemų pasiektas. Na ir po to, kai mūsų tikslas buvo pasiektas, mes laukime galimybės pakartotinai įeiti į rinką. Primenu, iki Londono sesijos pabaigos mes galime atidarinėti sandorius. Taigi mes laukiame, kol kaina vėl sugrįž ir įeis į drakono kanalą, štai šią žydrą ir mėlyną linijas, ir štai ir vėl iš jo ištrūks. Taigi po mūsų take profito suveikimo kaina atšoko, sugrįžo į drakono kanalą atgal ir pradėjo iš jo lipti vėl. Štai šią žvakę, šiai žvakiai užsidarius, mes išstatome atidėtų orderį pirkimui, buy stop orderį, štai šioje vietoje užsidarius šiai žvakiai. Ir dabar mūsų tikslas jau sekantis bus ne ši skaidri stora linija, o sekanti linija, tai yra ko gero štai šita linija ir iki jos matome yra apie 32 punktai. Ir mes matome, imame tuos 32 punktus ir po to kaina apsisuka ir grįžta į drakono kanalą atgal. Na, paskui kaina grįžo į drakono kanalą atgal ir šioje vietoje būtų galima išstatyti dar vieną buy stop orderį, bet jau matome, kaina nebegrįžo iš kanalo, o tęsė kritimą toliau. Na ir mūsų orderis liko nesuveikęs. Ir po to Londono sesija baigėsi. Taip pat reikia pasakyti, kad ši linija su žaliu taškeliu arba keičiantis į raudonų yra nekas kita kaip kainos linija. Tai ne joks nelygis, tiesiog patogumui matyti, kur dabar yra kaina. Šiaip nustatymuose ją galima ir atjungti, jei kam maišo. Taip pat reikia pasakyti, kad galima kiekvieną kartą orderius atidarinėti ir uždarinėti, kaip mes ir dabar kalbėjome, o galima atidaryti vieną orderį arba keletą orderių iš karto. Pavyzdžiui, vieną su kažkokiu didesniu tikslu, o kitus uždarinėti anksčiau arba dalimis. Tarkime, pradžioje čia mes atidarėme iškart ne vieną, o kokius 4 orderius
ir vieną, tarkime, uždarėme šiame lygyje, kitą šiame lygyje, trečią gal net ir šiame lygyje, na, o ketvirtą, tarkime, pasilikome ateičiai. Na, čia ypatingai godiems. Taip pat galima atidaryti vieną orderį ir palaipsniui perkelinėti stopą, o pasiekus kainą vis aukštesnį lygį, kitaip sakant, stengtis paimti kuo didesnį pelną vienu orderiu. Na, čia variantų yra keletas, kiekvienas pasirinks savo tinkamą sandorių uždarimo taktiką. Na, mano nuomonė patogiausias yra toks būdas, kai kaina grįžta į kanalą, vėl iš jo ištrūksta ir kiekvieną kartą atidarinėti papildomas pozicijas. Na ir kai kaina nueina paprastai pusę kelio iki mūsų nustatyto tikslo, yra rekomenduotina perkelti poziciją į nenuostolio zoną. Tai yra ten, kur mes atidarėme sandorį, plus keli punktai pliuso. Vėlgi tai tik rekomendacija, tai priklauso nuo rizikos lygio, nuo noro galima perkelti į nenuostolio zoną, galima neperkelti. Tai jau priklauso nuo prekybos stiliaus. Nes čia vėlgi lazda turi du galus. Jei mes perkelsime į nenuostolio zoną, tai apsaugosime save nuo potencialių nuostolių, jeigu kaina apsisuks. Bet mes nieko nepešime, jei kaina užkabins mūsų stopą perkeltą į nenuostolio zoną ir vėl sugrįž ten, kur mes ir planavome. Na, čia toks dviprasmis dalykas. Galima perkelinėti nenuostolio zoną, galima to ir nedaryti. Na, atsargiausiai traderiai gali tai daryti. Tai yra, kai kaina nueis pusę kelio iki mūsų pageidaujamo tikslo, tiesiog perkelti stopą į nenuostolio zoną. Tam, kad perkelti stopą į nenuostolio zoną automatiškai, galima pasinaudoti specialių robotų, kuris yra skirtas šiam tikslui. Robotas vadinasi Trailing Stop Light. Jis senokai yra mūsų puslapyje forexprekiautojoportalas.lt ir jį nesunkiai galima surasti ir atsisiųsti. Įvedame į paiešką trailing ir išmeta straipsnį Trailing Stop Light, naudingas pagalbininkas forex prekyboje. Čia viskas nuosekliai surašyta. Galima pasižiūrėti video, paskaityti, kaip naudotis šio robotu ir straipsnio gale jį atsisiųsti. Taigi, kas norės, įsidiegs šį robotą ir jame nustačius reikiamą punktų kiekį, jis automatiškai už jūs perkels stopą į nenuostolio zoną. Dabar pasižiūrėkime pardavimo situaciją, o paskui pasižiūrėsime, kaip to viso ieškoti praktikoje, nes istorijoje viskas matosi gerai, o praktikoje yra sunkiau. Taigi pardavimam turime turėti maksimumą, taškas high, toliau lokalų minimumą ir naują lokalų maksimumą, bet esantį žemiau už prieš tai buvusi maksimumą. Tai yra, turi būti high, low ir lower high. Toliau mes laukiame žvakės, kuri pramuša drakono kanalą žemyn ir šiek tiek žemiau užsidariusios žvakės mes išstatome atidėtą orderį pardavimui, tai yra sell stop. Ir taip pat kaip ir pirkimuose, taip ir pardavimuose orderį turime išstatyti žemiau už 89 dienų slankųjį vidurkį, tai yra už šios juodos linijos. Tai yra pirkimuose aukščiau, o pardavimuose žemiau linijos. Taip pat mes išstatome stop loss orderį šiek tiek aukščiau šios vietos, kažkur 7-8 punktais aukščiau mūsų antrojo lokalaus maksimumo, kuris žemiau prieš tai buvusi maksimumą. O take profitui bus naudojamos spalvotos horizontalios linijos. Deja, aš negaliu tų linijų parodyti istorijoje, kadangi jos piešiamos konkrečiai dienai. Visi šie lygiai su kiekviena diena persipiešia. Na, bet mes matome mūsų apvalius ir pusiau apvalius horizontalius lygius.
todėl galima vadovautis jais. Na, čia viskas turbūt aišku ir suprantama, kaina nekartą buvo pasiekusi panašius lygius. Šioje vietoje įėjo į Drakono kanalą atgal ir išėjo iš jo. Galima buvo galbūt įeiti ir dar kartą. Na, galima sakyti, kaina judėjo be korekcijų. Šiuo atveju, jei jūs atidarėte vieną orderį ir perkelinėte stopą kas kažkiek punktų, tai šiuo atveju kaip ir pasiekėt norimus tikslus. Na, o jeigu atidarinėtų orderius, kaip žiūrėjome pradžioje, tai būtume įėję vieną kartą ar kelis kart. Na, kaip sakėme, čia metodikų yra įvairių, nėra kažkokios griežtos taisyklės, todėl kuo ši prekybos sistema ir yra gera, kad ją galima pritaikyti pagal save. Mes apžvelgiam pardavimo sąlygas, dabar imkime ir panagrinėkime, kaip apskritai visą tai žiūrėti, kaip pamatyti tuos maksimumus, minimumus, nes aš jau minėjau, kad žiūrint į grafiką viskas atrodo aišku, o ką daryti, kaip elgtis, kai kaina juda dešiniu kraštu ir nieko nesimato, tik tai paskutinė žvakė. Imkime ir pažiūrėkime. Na, raudoną liniją aš pažymėjau Londono sesijos pradžią. Įsivaizduokime, kad tai buvo vakar diena, o šiandien jau yra kita diena ir mes įsijungėme grafiką štai 9:30. Ir mes žiūrime, kur buvo kaina. Matome, kaina buvo apačioje, paskui jinai prakirto kanalą, atsidūrė viršuje, dabar vėl yra žemiau kanalo ir žemiau 89 dienų slankio vidurkio linijos. Tai yra greičiausiai, kaip jau sakėme, jei kaina yra žemiau 89 dienų slankio vidurkio linijos, greičiausiai bus signalas pirkimui, bet ne faktas, dažniausiai būna taip, bet ne visada. Na, šiuo atveju manysime, kad bus signalas pirkimui. Taigi mes žiūrime į žvakes, matome, atsirado minimumas šioje vietoje, atsirado lokalus maksimumas, bet mes nežinome, ar bus antras lokalus minimumas. Mes mintyse savo sakom, okei, mes matome naują lokalų maksimumą, pasižymime jį, štai raidelė A, čia įrašome L, bus mūsų, na, jūs galite žymėti kaip norit, aš pasižymėsiu raidę L, na, o šioje vietoje pasižymėsiu lokalų maksimumą, raidę H. Truputį patrauksim. Na, prieš tai pasižymėjome lokalų minimumą ir pasižymėjome lokalų maksimumą. Na ir šiek tiek žiūrime, kiek žiūrėti atgal, kokia situacija. Na, žiūrėti maždaug reiktų 30-35 žvakės atgal. Tai yra iki Londono sesijos pradžios. Daugiau žiūrėti neverta. Tiesiog mes pasižiūrime, kokia situacija buvo prieš Londono sesiją. Taigi, matoma, prieš tai buvo lokalus minimumas, paskui atsirado lokalus maksimumas, bet neatsirado naujo lokalaus minimumo, esančio šiek tiek aukščiau nei pirmas lokalus minimumas. O mūsų pirkimo sąlygom, priminsiu, bangos formacija turi būti minimumas, maksimumas ir naujas lokalus minimumas, bet esantis šiek tiek aukščiau už pirminį minimumą. Na, įsivaizduokime, kad kaina pajuda toliau ir štai matome, kaina prakirto kanalą ir šioje vietoje suformavo naują lokalų minimumą, kuris yra aukščiau negu prieš tai buvęs lokalus minimumas pirminis. Todėl šioje vietoje galima pasižymėti kaip antrąjį lokalų minimumą. Pasižymėsime jį. LH.
Na ir matome, kad bangos formacija atitinka mūsų pirkimo taisyklės. Žvakė prakirtusi kanalą užsidarė aukščiau 89 dienų slankaus vidurkio linijos. Tai reiškia, kad mes galime atidaryti pirkimo poziciją, tiksliau užstatyti atidėtą orderį šiek tiek aukščiau po žvakės, kuri pramušė kanalą užsidarimo. Ir mūsų stopas, priminsiu, bus šiek tiek žemiau, 7-8 punktais žemiau už antro lokalaus minimumo ribos. Štai maždaug šioje vietoje. Na, o mūsų take profitą statysime naudodamiesi horizontaliomis linijomis arba štai storesnėmis linijomis, tokiam pusiau skaidriomis, kurie yra apvaliai lygiai arba pusiau apvaliai. Na, pasižiūrėsime, kiek nuo mūsų atidarytos pozicijos iki pirmo lygio. Na, 4 punktai, tai yra mažai. Statysime antroje linijoje maždaug 30 punktų mūsų take profitas. Na, jeigu prekiautume gyvai, matytume spalvotas linijas, tai vadinamus pivotus, ir galėtume orientuotis į juos. Bet šiuo atveju, kadangi nagrinėjame istoriją, jų dabar nerodo, todėl mes įstatysime ant apvaliųjų horizontalių lygių. Na ir kainai einant toliau, matome, mūsų take profitas buvo paimtas, pozicija uždaryta sėkmingai. Na, signalų nebūna kiekvieną dieną, žiūrime kitą situaciją. Grafikė, kas čia buvo, prieš Londono atidarimą, matome, atsirado lokalus maksimumas ir vėliau atsirado lyg tai lokalus minimumas, bet mes dar nežinome, ar čia tikrai jis. Mes laukiame toliau, dar vieną žvakę ir štai žiūrime, kad kaina pakilo aukščiau ir suformavo naują lokalų maksimumą ir mūsų pirminis lokalus maksimumas nebeteko galios ir formacija neįvyko, todėl tokį signalą mes praleidžiame, jisai šioje prekybos sistemoje mums netinkamas. Tiesiog laukiame kitos dienos ir šioje valiutų poroje ir sesijos signalo nebuvo. Pažiūrėsime dar vieną sesijos variantą. Štai pusę valandos liko iki Londono atsidarimo pradžios ir mes žiūrime atgal 35 žvakės atgal, kas čia buvo. Matyti, kad kaina naujino minimumus, šioje vietoje atnaujino ir prieš pat Londono atsidarimo pradžią atnaujino dar kartą. Todėl kaina, matome, yra žemiau drakono kanalo ir 89 dienų slankos vidurkio, todėl greičiausiai bus signalai pirkimui. Žiūrime toliau, čia atsinaujino minimumas, todėl mes galime pasižymėti, kad čia kaina suformavo lokalų minimumą. Pasižymime raidelę L, žiūrime toliau. Mums dabar reikia, kad kaina suformuotų lokalų maksimumą, bet šioje vietoje mes dar nežinome, ar čia bus lokalus kainos maksimumas. Matome, kaina kyla toliau, žiūrime toliau ir štai matome, kaina nukrito ir šioje vietoje suformavo lokalų maksimumą. Mes jį pasižymime. Raidelė high. Ir sugrįžo prakirtusi kanalą ir vėl grįžo atgal, suformuodama naują lokalų minimumą, bet aukštesnį negu pirminis lokalus minimumas. Todėl mes jį pilnai galime pasižymėti kaip antrąjį lokalų minimumą. Low H. Raudona linija, matome, Londono sesija prasidėjo. Todėl matome, kad mes turime bangos formaciją low H, low high, kuri atitinka prekybos sąlygas atidaryti
pirkimo sandoriui. Todėl mes galime šioje vietoje išstatyti orderį pirkimui. Štai šioje vietoje. Šiek tiek aukščiau už 89 dienų slankų vidurkį. Štai čia ir žiūrime toliau. Matome, kaina pakilo, į mūsų orderis suveikė ir dabar mums reikia išstatyti mūsų stop lossą. Priminsiu, statome šiek tiek žemiau, 7-8 punktais žemiau už mūsų antrojo lokalų minimumą, štai šioje vietoje, o take profitas bus artimiausias palaikymo prieštimo lygis arba apvalus arba pusiau apvalus horizontalusis lygis. Na, pasižiūrime šioje vietoje, pirmas lygis 22 punktai, na, tarkime, mes išstatysime antrąjį lygį, bus apie 50 punktų mūsų take profitas. Tai tokia žalia linija. Ir laukiame toliau. Matome, kaina visą dieną judėjo su korekcijomis. Matome, jei būtume išstatę take profitą, šiuo atveju suveikė mūsų take profitas išstatytas, bet jei būtume išstatę artimesnį 20 punktų, matome, jisai buvo taip pat pasiektas, bet to kaina grįžinėjo į drakono kanalą atgal, todėl mes galėjome štai šioje ir šioje vietoje atidaryti dar 2 orderius su take profitu maždaug šiame lygyje. Paimkime, atsidarykime svaro dolerio grafiką ir pasižiūrėkime, suraskime keletą signalų. Štai prasidedant Londono sesijai matome, kaina yra virš drakono kanalo linijos ir 89 dienų slankaus vidurkio linijos, todėl tikėtina, kad mes ieškosime signalų pardavimui. Matome, prieš pat Londono sesiją kaina suformavo maksimumą, mes pasižymime jį. Raidelė high. Štai. Ir žiūrime, kaina nukrito ir matome, šioje vietoje gali būti suformuotas lokalus minimumas, bet mes dar nežinome, ar čia jisai bus. Žiūrime toliau, kaina krenta toliau, matome, raudona linija, prasidėjo Londono sesija, laukiame toliau ir štai matosi, kaina grįžta atgal į kanalą ir reiškia suformuoja šioje vietoje lokalų minimumą, mes pasižymime jį. Raidelė L. Štai. Ir žiūrime, ar suformuos mums dabar žvakės galutinė informacija reikalinga, kad kaina suformuotų antrąjį lokalų maksimumą, bet esantį žemiau už pirminį maksimumą. Todėl laukiame ir žiūrime, kas bus toliau. Štai. Kaina grįžta į kanalą ir vėl iš kanalo grįžta atgal. Matome, kad šioje vietoje kaina gali būti, kad suformavo naują antrąjį lokalų maksimumą, bet mes laukiame dar toliau ir štai dabar tikrai matome, kad kaina suformavo antrąjį maksimumą, mes pasižymėsime jį. LH ir turime formaciją, bangos formaciją, kuri leidžia mums atidarinėti pardavimo poziciją. Štai šioje vietoje už 89 dienų slankų vidurkį mes galime įstatyti orderį pardavimui. Štai pasižymėsime varnelę. Štai maždaug čia. Ir stop loss orderis bus išstatytas už antrojo
lokalaus maksimumo plus 7-8 punktai, maždaug šioje vietoje. Žiūrime toliau, kaina krenta, suveikia mūsų atidėtas sell stop orderis ir matome, kaina nukrenta, paimdama praktiškai 5-4 horizontalius lygius, todėl šiuo atveju galima naudoti įvairias sandorio uždarimo metodikas, galima perkelinėti stopą paskui kainą pasiekus tam tikrus lygius, arba atidarinėti keletą orderių iškart ir fiksuoti dalinai, o vieną kažkurį orderį palikti ilgesniam laikui. Na ir matome, kaina atidirba pilnai pinbaro modelį, kuris formuojamas aukštesniuose grafikuose H4 arba T1, ir šiuo atveju matome, kaip gražiai modelis atidirbo ir mūsų bangos formacija davė signalą pardavimui. Na, pasižiūrėsime dar vieną sesiją. Matome prieš Londono atidarimą 8 val. Ryte kaina yra žemiau drakono kanalo ir slankio vidurkio ribos. Reiškia, tikėtinas signalas pirkimui. Žiūrime, kaina formuoja minimumą. Mes pasižymime jį raidelę L. Bus mūsų pradinis minimumas. Ir žiūrime, kaina kyla ir galbūt formuoja naują maksimumą. Bet mes dar nežinome. Laukime toliau. Štai kaina suformavo naują maksimumą, bet tuo pačiu metu grįžo atgal. Todėl, mes galime šioje vietoje pasižymėti kaip mūsų maksimumą, tačiau žiūrime, kaip kaina elgsis toliau. Žiūrime, kad kaina praktiškai formuoja antrąjį maksimumą, todėl mes savo raidelę keliame aukščiau. Šitas maksimumas netenka galios ir matome, grįžta suformuodama antrąjį kainos minimumą, kuris yra šiek tiek aukščiau. Na, čia prakerta, bet iš esmės žvakė formuoja antrąjį kainos minimumą šiek tiek aukščiau negu pirminis. Todėl galime pasižymėti kaip antrąjį lokalų minimumą. Žiūrime toliau. Ir štai susiformavus bangos formacijai, kuri atitinka pirkimo poziciją, matome, kad žvakė, o štai ši žalia ilga žvakė prakerta drakono kanalą po bangos formacijos, todėl šioje vietoje mes galime išstatyti mūsų orderį pirkimui. Stop loss atitinkamai žemiau antro lokalaus minimumo ir matome, kaip kaina kyla toliau ir šiuo atveju tiek profitas būtų paimtas tiek pirmam, tiek antram, tiek trečiam horizontaliam lygyje. Ir matome, kad kaina pilnai atidirbo mūsų pinbaro modelį, kurį mes pastebėjome suformavę štai tokią formaciją. Ir matome, kad buvo daug galimybių sėkmingai paimti didelius tik profitus. Štai maždaug taip. Na, iš pradžių viskas atrodo gana paprastai, bet pasikartosiu, kad iš pradžių nėra taip paprasta iš akies pamatyti, kai nieko nėra, tik tai kaina, ne visada paprasta nustatyti šios minimumus ir maksimumus, šios taškus, bet viskas ateina su praktika. Aš dėkoju uždėmesį, tikiuosi šį kartą nelabai nuvarginau, iš tikrųjų nėra viskas taip sudėtinga, kaip atrodo, bet nėra ir taip paprasta.
Šiek tiek patirties, šiek tiek pastangų pačiam ir tikrai, manau, susitvarkysite su šia įdomi ir pelninga prekybos strategija. Video įrašytas specialiai puslapį forexprekiautoportalas.lt. Aš linkiu visiems sėkmės, viso gero ir iki susitikimo kitose video pamokose.